Gerbiami kolegos, gerbiama ministrė pirmininkė, aš suprantu, kad Andrius saldžiai kalba ir jūs užkalba, bet norisi kalbėti su pretendentė, bet pretendentė užimta Andriaus Vyšniausko matyt pagirų išklausimo. Tai toks yra žanras šitas įgaliojimo grąžinimo, kurį teko taip pat praeiti. Ir tai tikrai yra galimybė, aš prisimenu save panašioje pozicijoje stovinčią, pažiūrėti, kas buvo gerai padaryta, geri darbai ir pažiūrėti į savo darbus savikritiškai, kiek prisimenu, man tas pavyko padaryti, gal ir premjerė dar pasakys. Dabar išklausius kolegą Andrių, natūralu, kad tikrai pasidarė visiems labai saldu, nes viskas buvo labai gerai arba puikiai. Bet galėčiau pakartoti tą mėgstamą frazę, kurią dešinė pusė minėjo mano vyriausybės veikloje, kad nepaisant visų vyriausybės pastangų, vis tiek ekonomika auga, gyvenimas gerėja ir čia vyriausybė ne prie ko. Visi mes esame prie ko ir dėl gerų sprendimų ir dėl blogų sprendimų, jie atsispindi kasdieninė mūsų gyvenime. Ir tas laikotarpis beveik 4 metų tikrai nebuvo lengvas, turbūt nesiginčysime, kad teko lengva dalia, bet ministro pirmininko ir vyriausybės toks likimas yra būti audros sūkuryje ir bandyti išlaviruoti su mažiausiais nuostoliais. Kada prieš 4 metus buvo teikiamas Ingridos Šimonytės ministrų kabinetas, ir buvo klausimai, kaip jūs su šitais ministrais ar dirbtumėte, aš tada pasakiau tokią frazę, galbūt nežinodamas, kas laukia vyriausybės, kad net ir Ramioje jūroje sudėtinga būtų plaukti, o nekalbant apie audrą. Ir audros parodė dėja, kad tikrai nemaža dalis ministrų turbūt nebuvo verti to pasitikėjimo ir išbandymo, ir tą naštą teko nešti Ingridai Šimonytei ant savo pečių. Tai tikrai nėra geras, teisingas vadybinė prasme ir labai lengvas dalykas. Kalbant apie tuos pasiekimus, kurie buvo čia minėti, naudoti, tai taip, kalbant apie gynybą, turbūt varianto kitokio nebuvo, būtume nesuprasti, jeigu nebūtų esminių pokyčių, bet tie pokyčiai buvo daromi arba skolintais pinigais, arba pinigai, kurie įkrito nepriklausomai vėlgi nuo vyriausybės valios dėl infliacijos. Dabar iššūkis yra ir tas iššūkis uždirbti pinigus. Ir čia mes matome, kad investicijos į ateitį ekonomikos, kalbant apie tą patį atstatymo fondą, RFO fondą, kol kas tikrai nėra labai sėkmingos. Mes vėluojame, teisime su komisija, bet reikia palinkėti ir tikėtis, kad dar likę mėnesiai leis proveržį padaryti, nes nieko nebus, jeigu mes negalvosime, kaip užsidirbti pinigus kaip valstybei vien iš tų lėšų arba skolintų lėšų, su didžiulė dabar skolos aptarnavimo našta, toli neišjudėsime. Andrius minėjo, mano kolega, apie viešas paslaugas. Puiku, Andriau, bet dėja mes jų turime vis mažiau ir mažiau. Visos optimizacijos, kurios vykdomos siekiant kažką sutaupyti, efektyvinti, dažniausiai tas paslaugas viešasias nuo žmonių atitraukia, ypatingai regionuose. Tai tikrai nesinorėtų, kad tai būti. Buvo paminėtas švietimas ir šiandieną mes matom puiku, kad yra vykdomos atskiros programos, bet dėja mes turime įvertinti ir matyti ir regionus, ir tas gimnazijas, kurios šiandien gyvena nežinioje dėl apribojimų ir galimybių formuoti gimnazijų klases. Lygiai tą patį galim pasakyti apie uždaromas mokyklas ir jūsų apygardoje šalia daromos yra mokyklų uždarimų šventės, kas tikrai turėtų mus visus neraminti. Kalbant apie tą pačią sveikatos priežiūrą, ar tikrai per 4 metus įvyko tai, ko mūsų žmonės tikėjosi? Tai yra paslaugų kokybės pagerėjimo ir svarbiausia prieinamumo pagerėjimo, eilių sumažinimo. Deja, taip neįvyko. Atvirkščiai yra duoti pinigai, dideli pinigai, pasakant, kad vėlgi optimizuokitės ir viskas bus ateityje gerai, nes mes kažkaip tai pavėžėsim, nuvešime, padėsime, bet realiai klausimas yra vienas iš aktualiausių. Jeigu mes mažėjant gyventojams šalyje, mažėjant gimstamumui, nesugebam prailginti kokybiško gyvenimo trukmės,
o tai susijęs su senėjimu, su sveikatos priežiūra, ateitis laukia labai nekokia. Požiūris į šeimas ir šiandien su premjere diskutavome dėl tokių elementarių dalykų, kaip nemokamas maitinimas, kuris buvo ir jūsų, man atrodo, programuose, bet dėja sustojo ties antrokais ir turim paradoksą, pirmokai, antrokai gauna maitinimą, trečiokai, ketvirtokai ne. Nors tai yra labai simbolinis dalykas, ką pripažįsta ir jau ne tik tai užsienio mūsų partneriai ir kolegos, tai yra viena iš priemonių, kuri mažina patyčią, socialinę atskirtį mokyklose, kada visi vaikai gali pavalgyti nepriklausomai nuo socialinės padėties ir nebado pirštais į kažką, tai tą nemokamą eilę. Ir sveikas maistas, tai irgi mūsų ateitis. Mes verkėme, kad neturim iš ko šauktinių paimti, nes sveikatos būklė prasta, bet kitą ranką nieko nedarome ir vėl darom neigiamas išvadas vyriausybės dėl tai vadinamo neformalio krepšelio. Negalim padidinti, palikdami 20 eurų tą mokestį. Taip, kad galima tikrai kalbėti ir apie pasiekimus, bet norisi ir tokios savikritiškos būklės, ką mano kolegija Aušrinė minėjo, ir apie standartus mums piešimus labai aukštus. Matom, kad iš to irgi nelabai kas pavyko. Tai žinant šitos procedūros esmę ir žinant tai, kad liko tikrai nedaug laiko iki eilinių Seimo rinkimų, mūsų frakcija tikrai nedarys, nieko netrukdys, kad šita vyriausybė matyt pabaigtų savo kadenciją. Mes turime viltį, kad ministrai, kurie net ir tiem 3 mėnesiam turėtų būti pakeisti, premjerė su prezidentu suderins ir frakcija elgsis taip, kaip privalo elgtis opozicinė frakcija. Mes susilaikysime balsuodami dėl ministrės pirmininkos kandidatūros. O pabaigai tikrai noriu ministrei pirmininkiai pasakyti, kad šitas pareigybės ir šitos žmonės, kurie dirba ir dirbs, ministrų pirmininkui tikrai gerbiu. Ir galima dėkoti už pasiryžimą ir pasiaukojimą dirbti patį sunkiausią, mano galva, valstybėje darbą. Taip, kad tai nieko bendro neturi su politika, su simpatijom, antipatijom. Tikrai gerbkime tą pareigybę ir gerbkime žmonės, kurie ryžtasi šitą atsakomybę prisimti.